Bet Algirdui tai ne bėda, nes jis yra tikras vyras. Sveiki bičiuliai, čia ir vėl su jumis Algirdas. Jūs matėte Spirgiaus pasirodymą ir kažkur čia pas mus dar yra ir Dagnė, kuri gal kažkada išlys, nes sakė šiuo metu persirenginėja. Štai ir jinai! Tada! Iš tikrųjų, prisipažinsiu, nefilmavau nuo pat savo gimtadienio, tai šiandien yra beveik lygiai mėnuo, kaip nefilmavau nieko. Ką mes per tą laiką nuveikėme? Įsigijom purkštuvą, kuris stovi tenai ir laukia savo eilės pasirodymui. Tai iš tikrųjų palikau šitą jau išpakavimo visą ceremoniją vlogeliui. Dar turime, žodžiu, daug visko čia, bet staigiai viskas įvyko, nes vakar buvome kur? Parodoje Aš sodinu. Aš sodinu, taip, parodoje Aš sodinu. Prisipirkome daug įdomybių, tai dabar Dagnė mums papasakos, ką mes čia įsigijome. Planas buvo nusipirkti vaiskrūmių, kad pasižiūrėti, ar apskritai prigyja čia ir kokia situacija su šita žemelė. Tai važiavom nežinodami, ką pirksim, bet gavosi taip, kad Algirdas išsirinko agrastų. Tai turėsim žalią ir raudoną agrastą. Kartu turim šilauogę. Pasimėm vieną šilauogę. Patikrinsim, kaip jinai pas mus auga. Viską, ką pirkom, visi sakė, kad kitais metais bus derliaus. Labai abejoju, bet pasižiūrim. Pasiėmėm gervuogę. Turėsim gervuogę. Sakė, kad bus vienu metu ir labai daug. Dar nusipirkom aviečių, tai tenais guli avietės, kadangi Spirgius sugalvojo, kad jam reikia pagraužti, tai jis kelias avietės pradėjo graužti, tai tikiuosi, kad vis tiek prigis, apkarpysim. Ir absoliučiai netikėtai, absoliučiai niekas neplanavo pirkti, turime persiką. Kiek Klaipėdos rajone augina persikus, tokio didumo persikai nusipirkom, labai skanus. Irgi sakė, kad tais metais turėsim jau derlių, tai pasižiūrėsim, surizikavom. Jau ko, bet iš šito nieko nesitikiu, tai bus labai įdomu pamatyti, kaip iš tikrųjų čia jam seksis augti pas mus. Ir ką gali žinot, gal nuspręsim, kad auginsim persikus, o ne riešutus. Tai pasižiūrėsim, kas čia mūsų laukia. O dabar, kadangi būtų labai neįdomu daryti viską paprastuoju būdu, tai reikia padaryti sudėtingesniuoju būdu. Tai nusprendėm, kad išsitrauksime savo frezą, kuri nebandyta nuo pat ūkio įsigijimo, pabandysime ją prijungti prie traktoriaus ir pažiūrėti, ar su ja išeis ką nors ten išrausti toje mūsų žemėje ir tada bandysime sodinti. Tai dabar bandom atsikasti iki tos frezos, nes čia yra užstatyta krūva visokių daiktų ir buvo neplanuota, kad mes tą frezą naudosime. Bet Algirdas, sakau, Algirdui neišeina padaryti paprastuoju būdu, tai reikia šiek tiek sudėtingesniu. Reikia bandyti su traktorium įvažiuoti ir bandyti ją užsikabinti. Šiaip lengvesnė negu manėm, galvojau, kad mes jos nepajudinsim, bet palyginus su tuo agregatu, tai šitas visai lengvai judinasi. Jums galėtų kilt klausimas, ką mums tie kartoninių dėžių ir kodėl mes jų neišmetam. Tai tikrai ne dėl to, kad mes esam tinginiai ir nepajėgiam išsimesti, bet Algirdas nužiūrėjo kažkur ten internetuose kažkokį tai kompostavimo būdą, pakeltų lysvių ten, aš dabar vėl pamiršau tą pavadinimą. O tu neišduok visko. Gerai, neišduosiu visko, bet esmė, kad per vidurį statosi kompostavimo dėžė tenai, tada aplinkui sumeti visokius kartonus, ten šakas, viską žemę ant viršaus, susodini augaliukus ir ten, žodžiu, laistai tik tai tą kompostavimo dėžę, visos medžiagos eina žemyn ir tie visi augaliukai pasidalina nuo jų. Nu, žodžiu, kažkas žiauriai įdomaus, tai aš sakiau, reiks pabandyti, kai bus daugiau laiko,
Tai tikėtina, kad bent porai metų tas dėžės čia gulės. Bet gal kažkada prisiruošiu, nes atrodė tai fainai, ten taip akmenimą apstato iš išorės, nu šiaip gražiai atrodo, tai jo, bus įdomu pamėginti. Tai kol kas tas dėžės čia gyvens, o greičiausiai kažkada tiesiog bus išmestas. Atėjo pagrindinis technikas. Voila! Taigi šviesą mes čia turim, kodėl mes tamsoje dirbam dar, ne? Čia kažkoks buvo atvykęs toks elektrikas, įrengė mums šio apšvietimą garaže. Toks žiauriai fainas jaunikaitis, žinai. Kalbėjau, atrodė intelektualus. Toks gražus, patrauklus, jeigu ne tu, Dagne, tai aš jį tikrai imčiau. Sunkus tie ūkio darbai. Miesčionys, jūs nesuprantat, kokie yra sunkus tie ūkio darbai. Jums čia atrodo, kad tas lazdynas tiesiog taip ima ir atsiranda ant jūsų lėkštės. O kiek žmonės įdeda prakaito, kiek išlieja savo syvai. O, koks žodis, sakau, kad protingas. Voila! Na, dabar tikrai voila. Voila numeris 2 buvo. Kurmi, kaip karšta. O jau ruduo. Aha. Lemma, čia žiauriai daug reikia išsukti. O nėra, kad mes šitą galim palenkti. Tai turbūt galim, bet... Taip, davai, aš pabandau. Voila! Išsprendėm rebusą. Pasirodo, pirmiau viršų reikėjo užkabinti, tada viskas išsisprendė. Tikiuosi, čia aš dabar užtektinai įsukau šitą. Priešingų atveju tai gali būti komedija. Nejuokinga. Nu gerai, bandom važiuot. Gerai! Gerai! Ką mes čia turim? Labai ne kažką, sakyčiau, ne? Visai ne kažką. Toks jausmas, kad ten reikia svorio uždėti. Nes jis visiškai nelenda gilyn. Nu ką, ūkininkai. Teks lopetą naudotis. Nu dar galiu porą kartų pabandyti pravažiuoti. Ir va, mūsų buvęs šeimininkas augino čia braškes, buvo viską uždengęs agro plėvele. Jam turbūt buvo labai gerai, nes žolės mažiau dygo, o mums tai yra šiukšlyną padarė. Kaip reiškia negali galvoti trumparegiškai, nu, arba gal reikėjo tą plėvelę po to patraukti. Čia dar šiaip turėtų kažkur turbūt reguliuotis, kokį gylį tu gali. Ai, va, slidės. Bet jos yra ant žemiausios padėties. Tai nieko daugiau ir nepadarysi. Va, gali tu slidę paleisti, nu, dar žemiau, tada jis gausis aukščiau stovi, bet... Nu, įdomu, kaip čia iš tikrųjų reikėtų daryti. Gal mes kažką netaip darom. Jeigu ką, jeigu jūs žinote, kaip reiktų daryti ir ką mes netaip darome, būtinai palikite komentarą, nes tikrai nuoširdžiai norėčiau žinoti, ką reiktų daryti kitaip. Nes kol kas tai neatrodo kaip geras sprendimas. Nebent mes frezą naudojam netokiu tikslu. Man toks įtarimas dar kyla, kad freza gal ne visai. Aš iš tikrųjų, o ką mes norim pasiekti? Mes norim... Ką mes norim? Per lengvaus kastuvo būtų eiti kast. Pirmas sluoksnį nuimtum. Sakai?
Mums to reikia, tikrai mums to reikia. Iš principo, Nes tai aš tu tiesiog norėjai pabandyti. Aš įsivaizduoju, ne, tai bet tai koks tikslas, nes freza, man atrodo, gal jinai turi tiesiog palyginti tą dirvą, ar ne? Ne, tau turi suarti žemę. Ne, tai čia jau tu apie plūgą kalbi, o freza jinai ne tą daro. Bet jinai apverčia žemę aukštyn kojom. Tai vat jinai gal apverčia, bet tam, kad jie apvers turėtų ką, tai turi būti suarta pirmiau, mano įsivaizdavimu. Kam naudojama freza žemės ūkyje? Supratau. Žemės ūkyje freza dažniausiai naudojama dirvožemį purenti, dirvą areti, sėjai paruošti, pavyzdžiui, įterpiant organinės medžiagas ar suardant dirvos plutą. Tai padeda pagerinti dirvožemio struktūrą ir užtikrinti geresnį augimą. O kokį gylį maždaug jinai supurena? Dažniausiai freza purena apie 15-30 cm gylį, priklausomai nuo konkrečios technikos. 15-30 cm atrodo daugoka. Ta prasme, pas mus tai, ką jį čia papureno, nu tai aš sakyčiau, maks turbūt kokie 5 cm. Nu, tai su didesnėm apsukom važiuojant truputėlį geriau. Ar gerai? Turbūt nelabai. Bet, nu, nežinau, aš galvoju, kai mums čia nedidelio to plotelio reikia, tai gal pravažiuosiu, aš blogiau nuo to nebus. Vis tiek truputį bus susipurenę. Aš matau, kam tikrai čia labai patiks šitas išartas dirvonas. Ką tu čia veiki? Eik plastiko rinkt. Ar tu sakytum, kad tai yra supurenta dirva? Bandyta purenti. Nu, kažkiek yra, va. Nu, šiek tiek supurenta, tikrai. Pirma problemytė, kad pasirodo pas mus tenai vien molis. Įtariam, kad krūmeliam tas molis nelabai, tai dabar prisiminiau, kad ten vienas iš tų žmonių, kuris mums čia padėjo, sakė, kad jeigu maišyti molį ar priemolį su durpe iš mūsų to durpyno, tai kad gautųsi visai tokia maistinga medžiaga, kuri gal visai patiktų lazdynam, tai preziumuosiu, kad galbūt visai patiks ir uogoms. Konkurenciją sudarysime Tomui Samaliui, gerbiamam mokytojui ūkininkui. Pasisodinsim vieną, ką tokį čandlerį, ne? Čandleriuką bunkšt vieną įkalsim, čia tie jo 2 hektarai, tai neprilygs vienam šitam čandleriukui. Linkėjimai. Daug dėjo, kad tik prigytų. Ne, jis kai pamatys, kaip pasodinam, sakys, vaikai, mokykitės iš tėvelio. Tėvelį, pamokykit, kaip sodint, kaip sodyti. Tai va, bet mes ne šiaip špietnai, mes va dar ir išmoky veži pasiėmė maišą žemės. Specialiai šilauogių durpių substratas. Viskas, pabaigėme savo sodelį. Dabar belieka palaistyti, dar aplink kiekvieną pašokti ir dainelę sudainuoti. Ir viltis, kad mūsų ponas šuo nenuspręs ateiti jų pagraužti ir tikėtis, kad prigis per rudenėlį. Aimboje, aimboje. Au, persikė, au, persikė, au, persikė, au, persikė, au. O, persikė, būk. Ir nenugraužti to persiko.
Nu ką, bandysime pasijungti savo purkštuvą. Atvežė čia kažkurią tai dieną tą purkštuvą, atvežė ant tokios platformos ir neturėjom kaip jį nukelt, tai teko dar kviestis Raimundėlį į pagalbą, atvažiavo su traktoriuku, nukėlė mums. Tai va ir stovėjo čia tas purkštuvas visą tą laiką. Nu dabar bandysim užmontuoti ant traktoriuko ir paleist. Šiaip nieko čia kol kas nepurkšim, bet bent paleist, pabandyti, ar tikrai viskas veikia ir pažiūrėti, kaip visą tai atrodo. Tai va, tai bandom užsimontuoti dabar. Bandykime uždėti kardaninį veleną, bet panašu, kad šitas gali būti per trumpas, o tas bus per ilgas ir tada nežinau, ką mes darysime. Gerokai trumpesnis. Ai, nu bet prailgėja iki tokio paties lygio. Gal gerai. Nu ką, puiku ir nuostabu, Dagne, sakyčiau. Ar jūs nemanote, kad šitas kardanas galėtų priklausyti ir jums? O taip, jūs pažiūrėkit, koks nuostabus kardanas. Jis išsitraukia ir susistumia ir net pasisuka į visus galus. O taip, jisai yra sunkus, bet Algirdui tai ne bėda, nes jis yra tikras vyras. Purkštuvas išlaisvintas, ceremoniškai perkirpta juostelė, paruoštas punktas prisipilti vandenį. Taip, žinoma. Ir pompa jame yra? Taip, žinoma. Lagi. Meluoja mano žmona. Vandens prisipylėme apie 50 litrų, tai reikia važiuoti kažkur tai toliau į lauką nuo visų medžių ir bandyti paleisti purškimą. Maniau, kad suradau problemą, bet nes kažkaip vieną purkštuką pasukau apatinį ir davė srovės. Galvojau, kad čia tame ir bėda yra. Ką, padarėm vandenį? Padarėm vandenį, panašu. Purškia. O šiaip normaliai purškia? Vat norėjau sakyti, kad kai kurie nepurškia. Kai kurie nepurškia iš viso? Nu ten vos srovė eina. Nes aš kai stovėjau, tai gražiai visi purškia. Vandens nebėra. Okay. Kągi, ponios ir ponai, dar viena diena ūkyje baigta. Tos dienos ūkyje jau eina link pabaigos šį sezoną matyti, nes kai pasižiūrėjom orų prognozę, tai šiandien rodė paskutinę šiltą dieną. Po to bus 17, 13, 12 ir taip mažėjančia tvarka. Tai aišku, dar atvažiuosim, dar bus tų darbų, manau, čia net ir žiemą, jeigu tik tai leis orai
ir išeis privažiuoti, tai manau, kad tikrai atvažiuosim. Nes tikrai yra daug dalykų, kuriuos norėtume pasidaryti, bet jie nėra pirmosios būtinybės. Namelį šiek tiek apsitvarkyti čia. Visokias tokias gerbuvį, sakykime, pasitvarkyti yra tokių projekčiukų. Tai bet jie jau yra nukelti, taip sakant, žiemos sezonui. Tai šiaip faina diena, man kažkaip. Šiandien buvo ta diena, kai buvo faina, nes jau buvo tokių dienų, kai nėra faina čia būti. Tas dažnai būna susijęs su mano neišsimiegojimu, tada viskas labai juoda atrodo. Nu ir žinoma, kai saulė nešviečia, tie, kas sekate Algirdo kelionės, žinot, kad jeigu saulė nešviečia, Algirdo nuotaika eina žemyn. Tai ir šį čia tikrai tokių dienų jau buvo, kai galvoji, ar man čia to reikėjo. Bet tada ateina tokia diena kaip šiandien. Saulytė šviečia, nei per karštą, nei per šaltą. Ir galvoju, man čia patinka būti. Tai iš tikrųjų tokia švelni outro. Mes keliaujame namo, pakuojamės, išbandėme tą purkštuvą. Reikia dalykų išmokti, manau. Nes man čia truputį yra neaišku su juo. Aš čia bandžiau reguliuoti. Čia kaip ir šitas daiktas turėtų reguliuoti slėgį. Aš jį sukiojau į visas pusės ir nė velnio jisai nieko nereguliavo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš per 8 minutės išpurškiau 250 litrų. Tai nėra gerai, nes mums čia tokių kiekių, ta prasme, gal ir tiktų jie ten pagal visas normas, bet tiesiog nesveikai daug kartų tektų važiuoti pasipildyti ir visą tai išsiverčia į laiko sąnaudas. Tai aš jūs padėsiu ant purkštuvo, nes žiauriai vargsta ranka laikyti. Tai žodžiu, tai reikia dar pasistudijuoti čia tą purkštuvą, bet gal ir neblogas daiktas, bus matyti, koks to rezultatas. Labai norėtųsi, kad tas rezultatas būtų geras, nes, ta prasme, nuotaika būtų visai kita, jeigu matytum derančius riešutus, viskas auga, viskas gražu, viskas gerai. Dabar išeini, pasižiūri čia į tuos medelius tokius nuskūrusius, kai bandžiau nustatyti čia kokios veislės, kur yra susodintos. Ieškai medelio, kuriame būtų bent koks vienas riešutėlis. Tai tas tikrai, prisipažinsiu, demotyvuoja, nes tada pradeda kilti daug klausimų, ar pajėgsiu čia sutvarkyti, ar padarysiu, ar bus gerai. Tai bet kol kas sakau, kai saulė šviečia, optimizmas pakyla ir viskas būna gerai. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir šitą linksmą gaidą. Tikėkime, kad tokių linksmų dienų bus dar daug ir atsisveikinkim. Tai ate, einam dar, aš jums Dagnę parodysiu, jinai jums pasakys irgi ate. Dagnė, žiūrovai sakė, nori su tavim atsisveikinti. Viso geriausio, malonu buvo su jumis pasimatyti ir iki kitų kartų. Ate. Ate.